pasimatymus vaikštai su klientais. Klausykit, gal galėtumėt kremuku įtrinti nugarą, mes kaip tik renginį. Nu, laikyti, apsikalbėsime. Atidirbau ir išėjau. Tai pas mus tokių bairių nėra, mes tikrai atiduodam širdį. Užkadrinis balsas mums sako 6-7. Aš labai noriu kai ką pasakyti, aš jau neriu. Kal. Tu nenosi krapštai. Niekas pas mus nekrapšto nosi. Tai va. Sveiki, esame No Problem renginių organizatoriai ir šiandien mes kalbėsime apie kokios yra vedėjo funkcijos, ką jis daro, už ką jis atsako, nuo ko viskas prasideda ir ko jis baigia, kaip viskas pasibaigia. Ko baigia vedėjas? Ką baigia? Kur baigia vedėjas? Kokiam momente? Kuriam momente ateina vedėjo pabaiga. Gerai, pradedam nuo pradžios, vienu žodžiu, nuo ko prasideda, kartais kyla tikrai tų klausimų, kad klientam atrodo, kad vedėjo darbas yra tik tas atvažiuoti į salę, žinai, renginio pradžiai. Ir, žodžiu, ir, ta prasme, pravesti visą renginį, nesukurti tą šventinę atmosferą ir, žodžiu, viskas. Ačiū, viso gero. Tai norim dabar tą mitą šiek tiek išsklaidyti. Labai gerą žodį, Tai aš repetitorius. Iš kur tiek žodžių naujų? Tai tau čia. Tai, ta prasme, išsklaidom šitą visą mitą, ne? Tu sakei taip? Teisingai? Tikrai. Žodžiu, tai pradedam nuo to, nuo kurio momento prasideda vedėjo darbas, kada vedėjas pradeda dirbti. Pasirašymas. Pasirašymas. Kada pradeda? Tai kada pradeda? Viskas, pradedam dabar. Viskas, pradedam dabar. Pasiruošimas. Tai yra pirmas etapas, pasirašymas ir mes pasikalbame iš tikrųjų aišku, nekalbam su telefonu, ten kaip pavyzdys, ten pradinį pasidarą, bet geriausias tas pasirašymas, kai tu pasikalbi su klientu, tokį pradinį konsultacinį pokalbį pasidarai per susiskambinės vaizdu, kaip pavyzdys, ne? Tai vis tiek užtrunka plius minus, taip, nuo valandos iki 2, kad suplanuoti ar tai renginį, ar tai šventę, padėti suplanuoti, duoti patarimų. Tai jau čia valandą 2 mes turime šitoje vietoje iš tikrųjų. Taip, skirtai išsiaiškinti, žinai, tą šventės konceptą visą, žinai, savo susidaryti šauk, žinau, kad mintį gerą turi. Oi, pasimatymus vaikštai su klientais įtai. Reikia kartais ir gyvų susitikimų reikia susitikti, pasikalbėti, bet vėlgi priklausome, mes tai aišku Vilniuje bazuojamės, tai va, bet jeigu Klaipėda, Kaunas, tai dažniausiai vyksta online pokalbiai. Nebent prie jūros važiuoja. Pležė susitinki su klientais. Klausykit, gal galėtumėt kremuku įtrinti nugarą, mes kaip tik renginį. Laikyti, apsikalbėsime. Ok, tai gerai. Tai pradžiai turime pirmą funkciją, nereiškia pasirašymas, pagalba, pakonsultuojant ir netrunka valandą plius minus 2. Tai va toks pradžia. Kas toliau vyksta pas mus? Tai gerai, išsiaiškinam ten lūkesčius, kaip tu pakalbė per telefonu ar kur ten be nusprendė. Tai kas toliau vyksta, tai tas pats važiavimas į šventę, atvažiuoji į šventę, tu vis tiek 2 valandas prieš atvažiuoji ir 3 priklauso nuo situacijos. Jeigu turi laiko, gali padėti didžiai įsikrauti, vis tiek, kad greičiau pasiruoštume. Aišku, jūs tas neturi niekada laiko padėti didžiai. Kavytės reikia atsigerti. Mikrofoną prapūsti. Vis tiek, kai pirmas įspūdis atvažiuoja, tai išsiaiškini, kur kas kaip bus. Tada tu padedi didžiai sudėlioti, padaryti planą, kuris į tą aparatūrą statys. Nes, pavyzdžiui, būna skirtingų lokacijų, tai eini pas šeimininką, aiškinės, kaip čia kur kas yra, ten kur pajungimai, kokie reikalavimai, ar ten leidžia dūmus naudoti toje pačioje šventėje, nes būna neleidžia. Tai reikia tokius dalykus išsiaiškinti po tos sirenas. Ne? O tada prie pasirašymas, kol svečiai renkasi, tai vis tiek reikia išsiaiškinti, kaip su virtuvė, nes virtuvė vis tiek skirtingai ruošiasi, jeigu, pavyzdžiui, ten svečiai renkasi 6 valandą ir vakarienė, tarkim, 7 numatyta, tai vis tiek būna tokia situacija, kad svečiai anksčiau susirenka, nori visi anksčiau pradėti, negi dabar visi lauksi iki 7 ir nieko neveiks. Tai va, tas būna derinimas su virtuvė, kad anksčiau paankstinti. Na ir, aišku, bendrauji su tais klientais, kažką pasiklausi, gal kažką pakeitimų reikia padaryti. Ir tada gal su klientais įsipažįsti ir tada jau gaunasi tą 6 valandą, jau tai svečiai atvyksta ir jau prieš atvykiminis pasirašymas.
Tai vat, būna šiaip, biškai gal taip lengvai nukrypsiu lyriškai, irgi esam su vienais klientais kalbėję. Sako, mums reikėtų nuo 7 valandų, kad jūs atvažiuotumėt. Ok, sakau, viskas gerai, galime ir nuo 7, tai mes tada plius minus, sakau, 5, 6, tai reiškia 4, 5 atvažiuosim, įsikrūdinėsim. Ne, sako, tai svečiai rinksis 5 valandą. Tai sakau, kaip jūs įsivaizduojat, mes nešamės įrangą visą, čia svečiai visi pasipuošę, mes nešiojam, soundcheckus darom, tikrinam ir panašiai. Ir tada visi, tai tada reikėtų nuo 5 valandų. Tada reikėtų anksčiau, kad būtume, startuotume. Yra ir tokių situacijų. Ar ten atvažiuoja, ten su kokiais drabužiais. Tu gali startuoti ir nuo tų pačių 7, žinai, viskas tvarkoja, jeigu ten vakarėlis įsibėgėja, viskas gerai, bet klientui, tai nuo ko, žinai, iš vis dar į prieš istoriją galim, žinai, parvaryti dar atgal, tai tas pirminis pokalbis, žinai, susitikimas gyvas, ar tas onlineinis, ar kažkas, tai tu su to pačiu užsakovu pasidėlioji, žinai, visą planą ir išsiaiškini tuos pagrindinius dalykus, kada ten pas juos tos vakarienės, žinai, kada renkasi svečiai ir visa kita. Tai manau, tiek tu, tiek aš, tiek jūs, žodžiu, mes tą pirminį planą ir pasidarom. Užkadrinis balsas mums sako 6-7. Alergina kapučino. Kažkas. Tai iki to namų darbus pasidarom, įsiaiškinam, žodžiu, lūkesčius, poreikius visus. Ne, tai tu jau tada gali pasižiūrėti, žinai, kokia yra ta sodyba, žinai, kokia yra tavo lokacija, kiek tau laiko truks kelionė iki tos pačios vietos, žinai, ar ten sodyba, restoranas, ar ten salė kažkokia, aš nežinau, gamta ir taip toliau ir panašiai, nes renginiai yra visur. Tai, žodžiu, pasižiūri lokacija, ar ne? Tai ten gali prasižiūrėti, kaip ten su pajungimais. Nes gali būti, pavyzdžiui, renginys ir Klaipėda, mes dirbam tai viso Lietuvoje, ne, bet gali būti, tai jeigu tu dar važiuoti, reikia 4 valandas, pavyzdžiui, iš Vilniaus į Klaipėdą užsimes, dar reikia pasiruošti. Taip, tai reiškia, jeigu ten 5 valandą startas, tu 2 valandą turi būti, tai tu jau išvažiuoji kokią 10, 9 dar dėl viso pikto užsidėjęs, tu tokį biškį laiko tarpą, kad galėtum sustoti. Tai dar gali namų darbus pasidaryti, paskambinti tai sodybai ir paklausti, jeigu ta prasme, kad ne vieta ir kada nereikėtų papildomą. Tai reiškia, įsivedėjo funkcija yra viskas suderinti iki to, kad, žmogus jau mes jau atvažiuojam, pasiruošim ir mes netvažiuojam kaip vabank, žinai, žaidimą žaidžiam. Jau būna steady ready, žinom, kur važiuojam, mūsų laukia, jau tie informuoti, su kitais paslaugų tiekėjais susiderinę esame iki to laiko ir jau kai atvažiuojam, susikoordinuojam elementus, visus jau pačioje vietoje įrangą susidėliojam ir panašiai. Tai jeigu taip žiūrint, kokią Klaipėdą imkim pavyzdį, ne? Tai jau, kad iki Klaipėdos, kad 5 valandą startuoti, jau mes 10 ryto išvažiavome iš Vilniaus. Plius minus taip pat čia, taip įvairiai, sakykime. Tai pas mane buvo bairis per mano, žodžiu, tą visą darbinę karjerą, sakykime taip, žodžiu, irgi su vienu iš kolega važiavom toli, į Klaipėdą, apšnekinėjom visus, šiaip neapkalbam kitų ten vedėjų ar muzikantų ar kažko, žinai, bet, žodžiu, ten šiek tiek žvengiam, žinai, kad buvo hebra, kuri paliko pultą įgarsinimo, ta prasme, kažkur savo sandėlį, žinai, jo nepasiėmė ir prieš pat renginį liekia pasimti, visą kitą ir mes čia, žinai, važiuojam, žvengiam ir atvažiuojam į renginio vietą ir suprantam, kad mes nepasiėmėm nei vieno stovo. Tai pirmą kartą teko kolonėlę statyti ant stalų, žinai, ir žodžiu. Būna, tai vaizdas turėjo būti kaip 90-ieji. Taip, jo, stalai užtiesti staltiesiam, žinai. Tai va, tai ta prasme, tai dar čia toks, žinai, vienas iš gerų, žinai, patarimų, tai 2 kartus pasitikrinti, ar tu tikrai viską įsidėjai. O dar geriausiai ir 3 kartą. O dar ir 3 kartą ramiai atsisėdus prieš išvažiuojant kontrolinį, tada bus labai ramu. Na ir šokam į patį renginį, ar šventę renginį ir jau šventės metu funkcija, kokia būtų jinai pas mus, net reiškia sukoordinuoti kitus, aišku, kitų paslaugų, tik padėti sukoordinuoti. Tai nėra pilnas koordinavimas, kai daug kas įsivaizduoja, kad vedėjas dar turi pilną koordinavimą apsiimti, nes jo viena iš tų funkcijų emocija visą auditorijos, palaikyti, sukurti vaibą, darbą su didžėjim ir šitie visi smagus elementai. Būtų energingų, labas vakaras ir pavyzdžiui, kitos, tarkim, vakarienės, kol svečiai renkasi, kaip dar ne namų darbas, bet tiesiog pasibendravimas su tais pačiais klientais ir su jo svečiais. Ir tada tas vienas su kitu pašnekė, ten, nebūtinai ten, pajepinė. Ieškai bendrų pažįstamų. Jo, bendrų pažįstamų, gal kažkokią bendrą temą ir truputėlį tu taip
su jais bendraudamas, sukuri ryšį ir tada, kai tu eini į sceną ir kalbi, tada jie tave žiūri, jis su manim bendravo, tai man nebus baisu su juo kalbėti. Tai čia toks įgaunasi, kad, iki to maisto, tai gali pasibendrauti su klientais ir kurti tą ryšį. Tai sukurti iš tikrųjų fainą vaibą. Nes aš girdėjau atsiliepimų, kad yra, tarkim, vedėjai, kurie tiesiog užsisėdė ir užsidaro ir jokio ryšio su, svečiais. Tik tada, kai... Tai nosi pakėlė visi viršų ir ko čia bendrauti. Yra tokių. Aš atėjau, kaip nesako, atidirbau ir išėjau. Tai pas mus tokių bairių nėra, mes tikrai atiduodam širdį. Labai gerai, tai žinai, aš tai tą bendravimą ir kitų žmonių, svečių, klausimą tų kalbų, labai gera paskui panaudoti renginio metu. Nes tu esi toksai, žinai, kaip slaptasis agentas vos negaunasi. Išduok paslapčių. Kol renkasi visi svečiai, tu gali bendrauti, viskas tvarkoja, bet kartais gali tiesiog būti kažkur šalia, žinai, kad ir ramiai prieš renginį, nes mums irgi reikia susikaupti, žinai, pasiruošti ten morališkai, žinai, prieš patį renginį, kad išeiti į sceną ir jau kurti, kaip tu sakai, vaibą, žinai. Tai tu atsėdi kažkur ramiai prie staliuko, geri kavytį ir klausai, ką šneka kiti, žinai. Ir paskui, tuos tokius, žinai, perliukus, kaip sakant, panaudoti renginio metu ir tada tikrai randi tą ryšį, žinai, su tais visais žmonėmis ir tais svečiais, žinai, prie stalo. Tai reiškia, tas vedėjas iš esmės dar turi jausti, dar kitaip auditoriją girdėti, kas vyksta, kaip vyksta. Bet čia dabar taip labai... Aš labai noriu kai ką pasakyti, aš jau neriu. Tai ačiū, Vitalij, kad pasakei, tai dabar įsivaizduok, tiek aš žiūriu šitą podcastą, dabar pamatys tave, mane, šitas vedėjas klauso ir prieisi prie redotas pradės sakyti. Tai dabar tai bus tie, kurie pasitrauktų. Taip kavą geria, čia tas vedėjas įsiklauso, jau visi toliau pradeda eiti. Jo, bet aišku, per tas laikas, kai daug kas įsivaizduoja, kad mes labai pertrauką didelę turim, tai mes vis tiek taip nėra, nes mes turime ar kažkokius pakitimus padaryti, ar suderinti, pavyzdžiui, atvažiuoja kažkoks iliuzionistas, ar atvažiuoja kiti paslaugų tiekėjai, tai dar turi išeiti į lauko, juos sukoordinuoti, kur ten bus jie, sakykime taip. Dažniausiai tikrai skambina vedėjui, tai čia jūs ir per renginį skambina įkyriai, žinai, nes, dažnu atveju būnam be planuotojas dirba mane, be koordinavimo, sakykime, to jau pro koordinavimo, kur jau tas pilnas yra, ne. Tai aišku, tada kas lieka vedėjas, tikrai neskambins užsakovai, tai ar ten sodybai irgi tikrai ne. Tai tada dar turite tuos elementus sukoordinuoti, kažkokius pakitimus, dar būna žmonės, kokias staigmenas daro, jeigu tai šventė, ar kažkas tai būna, ne. Ateina dar pas tave klausimų, ar kažko, tai, ką norėtų ištransliuoti, tai tu vėl padarai pakitimus, sukoordinuoji šitos elementus, tai šventės metu dar padarai ir renginio metu, sakykime taip, ir tuos pakitimus per tas pertraukėlės, tai tu nenosi krapštai. Niekas pas mus nekrapšto nosi. Tai va. Tik pučia į mikrofoną. Tik pučia į mikrofoną. Tai gerai, tarkim, suderini su klientais, ten susakai informaciją, kada ten svečiam rinktis, vis tiek, kai tu vedi programą, tai darai kažkokias pertraukas. Ir kada tas vedėjo darbas baigėsi? Vedėjo darbas baigėsi, kai visi tau... Šiaip aš tau laikau du etapus. Dar pabaigos, nes aš 2 etapus laikau, realiai pabaigos, tai pirmas etapas, kai tu jau, visa programa, visa vedimo, sakykime, baigėsi, ten visi tikrai ir ploja, ir ačiū, ir fainiai viskas buvo. Tai reiškia, tu atlikai savo funkciją, reiškia, yra kur tobulėti, atliekant savo funkciją, ne, bet dažnu atveju tikrai ploja ir visi būna patenkinti. Ir antra, kai tu jau susidedi dar visus daiktus, kaip sakant, sudėdžiam kartu, tada atvažiuoji iki to savo sandėlio iškrovimo, ne, tenai išsikrauni, ateini namo, atsiguli ir tada jau baigta. Tai 2 etapus aš laikau, kada yra baigtas renginys. Tai čia kartu tu sudėdžiai tada baigi. Sudėdžiam, taip visą laiką sudėdžiam, negalėjau palikti, paskui kolektyvas verks, labai sunku nešioti įrangą visą, yra reikalų. Tai va. Aš kaip juokauju, jeigu daro vestuvės ar gimtadienį, mums tie yra ferverkai, žinai, kai būna, ar ten šampano piramidės. Tai čia gaunasi, kada darbas baigėsi 12 val. Šampanas, tortas, reiškia, jau vedėjo darbas užfiksuojamas, kad baigtas. Vėlgi gali būti, žinai, ir 11 val. Nes kam daugiau viskas 12, žinai, užfiksuojamas, vedėjai, ačiū ferverkai, viskas išeina su ferverkais. Tai jeigu taip susisteminant viską, ką mes kalbėjom, iš tikrųjų, paprastai kalbant, ne, tai pats darbas prasideda nuo to pasirašymo suprantant poreikį, tada atvykimas iki pačios šventės renginio vietos, tada
prasideda renginio, jau pačioje vietoje darbą sukoordinuojant ir kitus paslaugų, padedant pakoordinuoti kitus paslaugų tiekėjus, ne, pravedant pačią šventę, renginį gerai, ne, ir toliau, kai tu jau susidedi visus daiktus ir važiuoji kartu namo. Tai vat visa jo funkcija padaryti gerą vaibą ir atitikti visus lūkesčius. Sumarum, žinai, jeigu imtume renginį Klaipėdoj, nu tarkim, ne, su visais važiavimais į priekį ir atgal, ten grubiai 3 valandos, 6, ne, tai išeina taip, kad vedėjas dirba, jeigu paroje yra 24 valandos, tai kiek čia, 16 valandų? Plius Daugiau? minus. Daugiau? Yeah. Tai va, mes dirbam 16 valandų tik dėl jūsų. Tik dėl jūsų. O, kaip miela, taip.